Meno mokykloje vyko tolerancijos dienai skirtas renginys, šventė. Kaip ji buvo paminėta čia? Na, kaip matėt, buvo surinktas minėjimas, renginukas, trumpas, pusės valandos ir įvairūs meno rūšių atstovai, tai yra buvo ir dailės parodėlė, ir dramos klasės vaikai surengė etiudą trumpą ir aš pats, taip pat kaip iniciatorius šito renginio, parodžiau trumpą filmuką tolerancijos tema ir tokia trumpa diskusija. Kodėl, sakykite, tik šiemet pirmą kartą paminėta meno mokykloje, seniau nebuvo minima, tai čia jūsų dėka galima sakyti šitie nuopelnai? Mokykla gauna įvairių pasiūlymų, įvairių laiškų apie vykstančius renginius Lietuvoje ir man šitas pasiūlymas kažkodėl užkliuvo ir pagalvojau, kad būtų galima surinkti visai neblogą renginuką ir kuris būtų aktualus tiek ta tokia dvasinė, moralinė prasme, kad pakalbėt, aktualizuot toleranciją ir taip pat mokiniams suteikti progą parodyti savo iniciatyvą meno srityje. Tai yra galbūt ir, kaip matėm, parengti parodą ir pavaidinti. Tai buvo tokia mintis, tokia, nežinau, tiesiog spontaniška. Taip pat direktoriau dirbate ir meno mokykloje mokytojų ir jūsų akimis, ar vaikai yra tolerantiški šiomis dienomis? Meno mokykloje, žinoma, mes nesusidurėm su tokiais kažkokiais tai netolerancijos reiškiniais. Žinau, kad galbūt bendro ugdymo mokyklose jie yra dažnesni, yra ir ryškesni. Aš apie jas daug nežinau, bet meno mokykloje aš ko gero nesu susidūręs. Kiek dirbu, tai jau turbūt 6 metai, kol kas nesusidūręs su kažkokiais ryškesniais konfliktais arba netolerancijos tokiais parodymais. Tai belieka pasidžiaugti.